Ačiū, Jose, už pristatymą. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi būdamas čia. Aš iš oro uosto tiesiai atvažiavau čia į Seimą, taip retai kada įvyksta. Iš tiesų tai yra labai gerai, kad PIN skiriama tiek daug dėmesio. Buvo teisingai pasakyta, kad mes dirbame su Bootstrap projektu ir taip pat esame susitelkę į subsritį, kurioje nagrinėjame politiką šioje srityje, šios politikos problemas ir taip pat žiūrime į tai, koks yra politikos poveikis visoje Europoje ir ne tik Europoje. Mes žvelgiame ir į didžiojo septyneto šalis, kur yra didelės ekonomikos. Aš manau, kad jūs jau labai gerai susipažinote su šiuo klausimu ir kas yra PIN. Kaip mes jau šiandien kalbėjome, tai yra netinkamas arba perteklinis įsitraukimas į internetą, kuris sukelia funkcijų sutrikimus, sukelia žalą sveikatai, turi socialinės, ekonominės ir profesinės pasekmes. Mes turime kalbėti apie socialinę žalą bei į profesinę žalą visai visuomeniai, taip pat ir vaikams. Bet labai svarbu, mes turime suvokti, kad PIN yra su politika susijęs skėtinis konstruktas, ne tik tai klinikinė savybė. Viena vertus, aš kaip specialistas žvelgiu tai kaip į psichinę problemą, kurią bandau išspręsti, bet taip pat kaip esu ekonomikos psichologas, taip pat į tai žiūriu iš ekonominės pusės daug plačiau. Aš žiūriu į PIN žalas ar grėsmes, kurios yra daug didesnės ir kurios ne tik apima sveikatos klausimus. PIN problema, ir aišku, tai yra susiję su tuo, ką mes darome Bootstrap projekte, kodėl paauglystė yra toks svarbus laikotarpis. Yra keletas svarbių dalykų. Tai yra visų pirma skaitmeninimo lygis, kurį mes patyrėme visuomenėje. Ir iš tikrųjų tai daro skirtingą poveikį skirtingoms amžiaus grupėms. Ir taip pat tai priklauso nuo to, kiek yra naudojamas internetas, kaip intensyviai ir nuo kitų aspektų. Ir iš tikrųjų tai susijęs su kitomis rimtomis problemomis, kaip kūno įvaizdis, psichinė sveikata ir saugumas. Ir iš tikrųjų tai nėra vien tik tai paauglių problema. Ir aš iš tikrųjų dirbu šioje srityje ir bandau surasti aspektų, kurie būdingi visiems. Pavyzdžiui, asmenys, kurie vairuodami naudojasi išmaniuoju telefonu, gali patekti į avariją ir tai gali turėti labai rimtų pasekmių. Taigi čia mes kalbame ne tik apie paauglius. Taigi problema yra ta, kad politika visą laiką bando apibūdinti šią problemą kaip abstraktų dalyką, abstrakciją. Tiesiog mes pradedame kurti politiką, bet kaip atsaką į tam tikrą problemą. Bet Europoje egzistuoja problema, kur reikia surasti pusiausvyrą ir su komerciniais prioritetais. Žvelgiant į dizaino algoritmus, kurie yra įtraukus jauniems žmonėms.
arba kitus dalykus, arba prieigą, arba tiesiog bendrai kalbant prieigą prie turinio, kurios nėra kitose žiniasklaidos priemonėse. Ir mūsų tyrimuose apskritai mūsų tyrime mes nusprendėme parengti 3 tyrimus, 3 dokumentus. Taigi visų pirmoji sritis yra susijusi su Europos komisija, ką daro komisija. Ir tai yra labai svarbus teisiniai instrumentai šioje srityje. Ir čia, šiuose dokumentuose, didžiausias dėmesys yra skiriamas skaitmeniniai vyriausybei, taip pat visuomenės sveikatos politikai. Bet Europos komisija savo teisės aktuose neapima sveikatos klausimų susijusių su PIN. Ir mes parengėme pirmąjį dokumentą. Aišku, nerengėme 15 šalių, 15 skirų dokumentų, bet įtraukėme 7 valstybės ir parengėme dokumentą apie šias 7 valstybės: Nyderlandus, Ispaniją, Vengriją, Lietuvą, Portugaliją, Estiją, Šveicariją, bei taip pat palyginome 8 valstybės, tokias kaip Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija, Australija, Kanada, Jungtinės Amerikos valstijas ir Nauja Zelandija. Lyginame 8 valstybės. Mes daugiausia susitelkėme į didžiojo 7 valstybės ir įtraukėme Australiją ir Naują Zelandiją, nes tiesiog buvo įdomu pasižiūrėti, kokia yra politika tose šalyse. Taigi mes norėjau sukurti tam tikrą analizę ir pasižiūrėti, kokia yra politika skaitmeninės rinkos, sveikatos ir kitose sritise, bei psichinės sveikatos sritise. Ir mes sukūrėme tam tikrą dalyką, kuris dažnai naudojamas politikoje. Tai yra kelio priklausomybė. Tai yra tiesiog pasižiūrėjome į ankstesnius įstatymus, taip pat pasižiūrėjome į kritinės jungtis, taip pat tam tikras tam tikrus trūkumus sprendžiančius politikos sritis ir pažiūrėjome, ar tokie trūkumai yra sprendžiami. O kodėl taip yra? Nes tai iš tiesų yra labai svarbus politikos procesas susijęs su skaitmeninė sauga. Ir iš tiesų čia buvo atlikta labai daug darbo, ne tik komisijos, bet ir atskirų valstybių, didžiojo 7 valstybių, kurios konkrečiai pasižiūrėjo į susikirtimo taškus, į prioritetus. Ir vienas iš prioritetų, kuriant rinkos sąlygas IT įmonėms, yra daug didžiųjų technologinių įmonių JAV ir kitose didelėse valstybėse. Ir pavyzdžiui, JAV tos įmonės užima labai didelę dalį ekonomikos ir labai sunku sukurti tokią politiką, kuri griežtai reglamentuos tokių technologinių įmonių veiklą. Europos Sąjunga taip pat kuria teisės aktus tose srityse, bet neturi tokių didelių įmonių kaip kad JAV, todėl tas reguliavimas yra daug paprastesnis, yra mažiau jam pasipriešinimo.
Ir iš tikrųjų, kas vyksta Europoje, tiesiog nėra tam tikro intereso ir todėl labai lengva sukurti trūkstamas politikos priemonės. Priešingai nei užsienyje. Ir čia Europos komisija kreipia labai daug dėmesio, skiria labai daug dėmesio telekomunikacijoms, duomenims ir kibernetiniam saugumui. Na, iš tiesų, visi algoritmai, kurie yra sukuriami įmonių, priklauso yra susijęs su duomenimis ir su produktais, kuriuos bandoma parduoti. Taigi mes sukūrėme tam tikrą paieškos strategiją. Tai nebuvo sisteminė apžvalga. Čia, pavyzdžiui, Lietuvoje mes matome, kad prie Seimo yra Martyno Mažvydo biblioteka, kur saugykloje yra saugomi visi teisės aktais, bet taip nėra visose šalyse. Aišku, Europos Sąjungoje yra Eurolexas, kur yra surenkami visi teisės aktais ir ten galima lengvai surasti reikiamus teisės aktus. Taip pat suradome strategijas, programas ir teisės aktus, kurie buvo prioritetiniai arba svarbus. Ir Europos Sąjungoje mes suradome 55 dokumentus, 70 dokumentų 7 šalyse ir 85 dokumentus arba priemonės 8 valstybėse. Taigi, kiekvienai valstybei teko po 8 dokumentus. Taigi mes bandėme surasti tą bendrą istoriją, kas juos visus sieja, tuos teisės aktus Europos Sąjungoje, pavyzdžiui. Ir mes pamatėme, kad Europos Sąjunga labai nori reglamentuoti rinkas ir iš tikrųjų yra didžiulis poreikis reguliuoti rinką ir valdysenos struktūras, tačiau nėra jokių diskusijų apie sveikatos poveikį to, ką daro technologijos įmonės. Pavyzdžiui, BDR kalbame apie privatumą, kibernetinį saugumą, vartotojų apsaugą, bet apie sveikatos apsaugą nieko nekalbama. Taip pat įdomu tai, kad bet dar laikomasi pakankamai griežtai ir daug geriau nei anksčiau, kai buvo priimti panašus dokumentai. Bet pagrindinė priežastis gali būti tai, kad sveikatos ir socialinė politika egzistuoja, bet ji nėra plačiai diskutuojama, aptariama, ypač siejant ją su jaunimu. Ir mes pabandėme pažiūrėti, kurgi patenka PIN, ar į skaitmeninės rinkas, ar į saugumo klausimus, ar į kitus klausimus. Aišku, yra toks argumentas, kad sveikatos apsauga nėra komisijos prerogatyva, kurią reglamentuotų komisija, tačiau komisija reglamentuoja kitas sritis. Pavyzdžiui, alkoholio klausimai, tabako reglamentai yra Europos komisijos klausimas. Taigi yra tiesiog toks pasirinktinis dalykas, kur Europos komisija renkasi, kokius klausimus reglamentuoti. Ir tai tiesiog tai yra
grafikas, kuris parodo, ką mes darėme skirtingais metais, kas buvo daroma skirtingais metais ir skirtingais laikotarpiais. Taigi visų pirma, Europos komisija priėmė dokumentą dėl konkurencijos skaitmeninėje rinkoje. Ir tuo metu prasidėjo ir buvo sukurta sistema, kaip viskas bus reguliuojama toliau skaitmeninės rinkos srityje. Taip pat vėliau iškilo klausimas susijęs su dirbtiniu intelektu ir tai yra iš tiesų didelė problema, nes PIN labai stipriai keičiasi ir mutuoja. Ir šiuo metu integruojamos įvairios technologijų naujovės į šią sritį. Tai yra labai įdomus aspektas, nes dirbtinio intelekto reglamentas yra vienas iš reglamentavimo prioritetų Europos komisijoje, bet tai nėra klausimas, kurį iškėlė piliečiai. Ir dabar yra tarsi toks posakis, kad dirbtinis intelektas kuria turinį internete, o ne žmonės jį kuria. Taigi tiesiog daug yra sukurta transliacijų, kurios kuriamos dirbtinio intelekto, bet ne žmonių. Ir šiuo metu Europos komisija svarsto šiuos klausimus. Aišku, kas svarbiausia visoje šioje politikoje, ką yra orientuota, tai visų pirma į rinkos ekonomiką. Jeigu kada buvote nuvykę į Kiniją, galite pakelti ranką, kas buvote Kinijoje. Ir ten internetas yra visai kitoks. Ten yra visai kitoks skonis to interneto, toks kiniškas skonis. Ir iš tikrųjų, tos programėlės, kurios mes turime, jų ten nėra. Pavyzdžiui, Google Maps ten neveikia, Instagramas neveikia, koordinačių sistemos yra kitokios. Ir jie labai kategoriškai nusprendė nesuintegruoti į didžiųjų 7 valstybių įmonių sukurtą skaitmeninę ekosistemą. Ir iš tikrųjų visą tai yra parengta rinkos ekonomikos interesais. Ir iš tiesų net ir mūsų rinkos ekonomika pasikeitus ir išsiplėtus skaitmeninėms galimybėms. Profesorius Susi daugiau apie tai pakalbės. Apie pagrindinių teisių apsaugą, apie privatumo apsaugą. Taip pat yra dar vienas svarbus klausimas, tarsi sveikata. Ir tai yra problema, su kuris nėra sprendžiama tiesiogiai. Taigi, daugiausia priemonių yra kuriama rinkos ekonomikos tikslais. Ir iš tikrųjų yra labai nedaug teisės aktų, kurie būtent konkrečiai nukreipti į socialinius sveikatos klausimus. 7 valstybės, kurios yra išvardintos, jos didžiausia dėmesį savo reglamentuose, savo taisyklėse ir įstatymuose skiria duomenų apsaugai, kibernetiniam saugumui, skaitmeninėms rinkoms, lošimui, kas tose šalise yra priimtina. Aišku, mes turime daug įrodymų ir komisija nori reglamentuoti šitą sritį daug griežčiau.
Ir iš tiesų, sprendžiant PIN problemas, jos nebuvo sprendžiamos tiesiogiai, bet jos būdavo sprendžiamos per kitus klausimus, kaip pavyzdžiui per lošimus arba pavyzdžiui nepilnamečių prieiga prie lošimų arba, pavyzdžiui, pornografijos prieiga, jaunų žmonių prieiga prie pornografijos. Taigi, iš tikrųjų, dėja, duomenys iš Instagramo gali būti lengvai parduodami, kai asmenys yra jaunesni nei 16, nors pagal teisę asmuo jaunesnis nei 16 metų amžiaus negali pasirašyti jokių dokumentų, tai yra jo pasirašyti dokumentai yra teisiškai negaliuojantys. Žvelgiant į atskiras valstybės, galima pastebėti tam tikras tendencijas, kur taisyklės yra reglamentuotos į stiprią skaitmeninę rinką. Taip pat yra šalių, kuriuose stipriai ginamas duomenų apsauga, vartotojų apsauga. Vienas iš įdomesnių dalykų yra Šveicarija, taip pat ir Vengrija, kur yra įdomios taisyklės dėl lošimų. Taip pat tirdami 8 valstybės, neminėsiu visko. Bet labai svarbu, kad taisyklės reguliavimas egzistuoja didžiosiose valstybėse. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje yra internetinio saugumo įstatymas, duomenų apsaugos įstatymas. Kanadoje taip pat yra PIPEDA įstatymas, skaitmeninio privatumo įstatymas. Vokietijoje labai daug dėmesio skiriame duomenų apsaugai ir kibernetiniam saugumui. Ir Vokietija turi labai rimtų precedentų šioje srityje, todėl jaunimo apsaugos įstatymai čia yra labai griežti. Taip pat Italijoje yra įstatymai skirti kibernetinių nusikaltimų prevencijai. Jungtinėse Amerikos valstijose čia, aišku, yra labai įdomus teisėkūros procesai. Ir aš pastebėjau, kad JAV politika yra labai reaktyvi palyginus su Europos politika. Jūs visi žinote, kas yra žirafa. Draw a horse and you end up with a giraffe. So it's very interesting because the layers of complexity that the Commission introduces on any of these type of issues tends to be sometimes very interesting. I mean, if you have Komisija iš tikrųjų labai sudėtingai žvelgia ir reglamentuoja daugelį dalykų. Jeigu jūs buvote su to susidūrę, jūs suprasite, o JAV požiūris yra kitoks, nes ten yra federalinė valstybė. JAV yra federaliniai įstatymai ir valstijų įstatymai, bet teisinėje sistemoje mes matome atveju, kai į teismą paduodamos didžiosios technologinės įmonės ir kaip sprendžiami klausimai dėl jaunimo prieigos. Bet kas įdomu dėl šio proceso yra, kad tai tiesiog pradedama visiškai iš kito galo. Ir tai yra įdomu, žvelgiant iš perspektyvos, kaip galima viską sutvarkyti parlamente, jeigu yra pakankamai politinės valios tai padaryti. Ir čia, aišku, yra rimtų vaikų apsaugos
vaikų apsaugos įstatymų pasiūlymų. Australija taip pat yra labai įdomi valstybė, kur yra apribotas socialinių tinklų naudojimas asmenėms jaunesniems nei 16 metų amžiaus. Taip pat Prancūzijoje yra įstatymai draudžiantis melagienas, taip pat seksualinį smurtą internete. Ką mes pastebėjome dėl politikos sričių, kurios atsikartoja skirtingose šalise. Tai yra duomenų apsauga. Duomenų apsauga yra labai svarbi, bet kokioje politikos intervencijoje, kurią siūlo Europos komisija. Ir tokiu būdu siekiama apginti, apsaugoti laisvą rinką Europos Sąjungoje. Ir tai yra taip pat susijęs su kibernetiniu saugumu ir taip pat su internetinės infrastruktūros, kuri būtų saugi kūrimu. Taip pat yra ir kiti klausimai, kurie yra sprendžiami reglamentavimu, tai yra turinio reglamentavimas, taip pat priekabiavimo draudimas ir žaidimų bei lošimų reglamentavimas bei platformų dizainas. Turiu dar keletą skaidrų. Kas iš tiesų yra labai svarbu ir ką mes matome ką mes matome savo tyrimuose, yra tai, kad pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje įstatymais draudžiantis tabako ir alkoholio vartojimą jaunesniems nei 16 metų amžiaus. Ir šie įstatymai yra pagristi moksliniais tyrimais, kurie atlikti 5-ame praeito amžiaus dešimtmetyje. Ir labai dažnai mes tiesiog laukiame labai ilgai, kol gausime pakankamai rimtų duomenų įrodančių kažkokią žalą, kad mes kažką uždraustumėm arba reguliuotumėm. Ir neįvertinę turimų politikos sričių, taip pat neužtikrinę grįžtamo ryšio, mes nežinosime, kaip spręsti naujai atsirandančias problemas ir jas reglamentuoti. Aš manau, kad aš norėčiau pasiūlyti diskusiją, kad politika turėtų siekti spręsti ne PIN padaromą žalą, bet žiūrėti į prevenciją, kuri būtų nukreipta į jaunimo psichinę ir fizinę sveikatą. Tiek būtų iš manęs. Atsiprašau, kad užėmiau šiek tiek per daug laiko.